trofėjų šiemet, tikiuosi ne paskutinis. Pats rezultatyviausias žaidėjas tapai savo komandoje, ką tau tai reiškia? Džiaugiuosi, matot, tai kiekvienas varžybas vis kitas būna. Šiandien taip gavos, kad aš džiaugiu, svarbiausia laimėjom ir pirma vieta. Pradėjom varžybas iš tikrųjų labai gerai, visi matė, visi užsivedę buvom. Antram kėliny labai didelę dovę pataikėm ir po to teko visas varžybas besivėjančios komandos vaidmenį būti. Tai vis tiek prieš toje komandą kaip Žalgiris yra sunku tą daryti. Tokią šansą ir išnaudojau šitą. Galėjom juos stabdyti ir puolime pradėjo gerai viskas veikti ir pagavo. Difficult to play against Žalgiris. They are a good team, they are a EuroLeague team and they are an experienced team. In the second quarter they get the rhythm, they get the confidence and it was difficult to stop them. Congratulations to Žalgiris for sure. They make a very good game. Aš galiu pasakyti, kai turnyras baigėsi komandos pergalė, tai galima vertinti tikrai labai gerą. Tikrai norėjau pasveikinti visų pirma žaidėjus, paskui visą aptarnaujantį personalą ir klubo vadovus ir sirgalius su mūsų komandos pergalė. Galbūt pati rungtynių pradžia ir pats jų galas nebuvo čempioniškas, bet aš galvoju, kad užtikrintai kontroliavom rungtynių eigą, pakankamai susikrovę atsargą taškų buvom, kad ir tos paskutinės nervuotos minutės nebebuvo labai pavojingos. Ir ši taurė atitinka Kauno Žalgiriui. Ar yra maloniau, kad titulą laimite savo arenoje? Iš vis yra malonu laimėti, nes jeigu neklysiu 2 metus mes jo nelaimėję, o prie savų žiūrovų dar maloniau.